CF 450 MT, stipriai išpopuliarėjęs, gerai žinomas Lietuvoje. Šiek tiek bandysiu papasakoti apie šį motociklą, kokie minusai, pliusai. Na, o šiandien važinėju Jurbarku miškais, oras geras, 14-15 laipsnių, dar kol galima, reikia mėgautis geru oru. O jeigu dabar trumpai apie CF 450, gal pradėsiu, kas man labiausiai nepatiko. Tai pirmiausiai gazų rankena. Kažkokia jinai labai aštri, nesuprantu, kodėl CF-as nenatvarko jokios problemos. Duodi gazų, jinai kažkaip staigiai šoka ir niekaip aš prie jos nedaprantu. Kas dar čia iš tų minusų? Šiemet važiavau į Rumuniją, ilgi atstumai per Lenkiją, autostradom. Aišku, nenustebino čia manęs, nes čia jis ir perkelis motociklas. Bet ne, jisai autostradom neskirtas. Kaip ir norėčiau tą 100 laikyti autostradą, bet ne jau jėgoms. Bet 115 tikrų km/h galima laikyti. Beje, jisai meluoja. Jeigu važiuoji 100, tai žinau, kad važiuoji kokiais 96. Per 4-5 km turi paklaidą. Kas dar čia iš tų minusų? Nelabai prie ko gali prikepti. Palyginus kainos ir kokybės santykį, labai geras motociklas, nerealiai geras. Miškais, offroadu, žvyrkeliais, ražiena. Puikus pasirinkimas. Norėsi nusukti nuo kelių, nusuksi be problemų. Padangų stogus pem ant pem. Nėra visai 100% offroadas, bet va kokį kelių, kur dabar važiuoju, tai pilnai pakanka. Tai tiek čia tų minusų dabar taip sugalvoju iš galvos. Pliusai. Aišku, kaina, šiam lygmenį konkurentų nerasta, nušluoti visi. 6500 eurų, tokio lygoj, nežinau, kas čia galėtų paskonkuruoti. Variklis gan gyvas, iki 100 nebugais čia traukia, o čia žvyrkeliais bekelė važiuojant čia labai kažkur neprilėksi. Neišvysis daug greičiau. Kas dar nustebino? Garsas. Jo originalus garsas žiauriai geras. Ne pat geriausias, aišku, bet originalus tikrai neblogas. Aš žmogėlai žiūri, galvoju, kad čia per aparatus važiuoja. CF-as važiuoja. Kas dar čia tų pliusų? Navigacija. Aš dabar girdėjau tą visą jų navigaciją ir tą visą, kaip čia pavadint, karplėjus, nekarplėjus jų. Planuoja čia jį apmokestinti. Nežinau, kaip čia pasibaigs. Nes čia nelabai legalu viskas yra. Iš tokius dalykus turėtų iš anksto jau įspėti. Bet apie pačią navigaciją. Jinai susijungia per programėlę, per Google Maps'ą. Jinai šiaip neridėlį turi paklaidas. Tiksliai į vietą, į adresą jūsų gali ir nenuvest. Per gatvę gali paklysti, man taip nekartą nutiko. Tad nežinau, jie čia nori apmokėti už šitą dalyką, ne. Dar be tų pačių minusų kilometrai. Girdėjau forumą, skaičiau irgi su tais kilometrais yra bėda. Nusiresetina jie, niekaip nesupranta, kodėl jie nusiresetina. Jeigu nusinulini,
Žiūrėk, jau 500 km pavažiavai, jau tau 0 eurų, taip. Biskirgi šios pusės pikta. Dar jie nori apmokėsit, nu ne. Žodžiu, aš jau pravažiavęs 8000 su biskiu, be jokių problemų, be jokių gedimų. Viskas puikiai einasi. Šiek tiek tepaliuką degina pastebėjo, nes aš buvau pasikeitęs teatrus bei šalmunį važiavęs. Nu, iki ribos tos aukštesniais privariau, paskui žiūrinėjau, nu, pasiekė. Nežinau, gerai, čia blogai. Čia jau bus mada šiek tiek padėgi, bet jeigu iki viršutiniais normų supildai, tai tuos 5000 km laisvai išvažinėjai. Nes tepalų keitimas kas 5000. Kas greitokai, bet G450 variklis mažesnis, tai čia kaip ir nieko nepadarysi. Nu, tas tik tokios smagiai važiuosi. Esu žiūrėjęs formose įdėjau žmonių ir po 1000 pavažiavę be problemų, nieks nesudaro. Tai manau, pirkinys vykas. Kol čia važinėjau Jurbarko miškais, čia vieną vietą norėčiau pravažiuoti. Jie tenais dar anksčiau ėjo važiuoti pat nuvaždėję tą šišalę šlabalną. Aš kažkaip nepabūsiu šiandien nelegalas. Bandysiu kirst. Atsitvėrė čia jie. Čia kažkoks rezervatas. Kėdas palyginus gan sausas. Na jo, čia kažkokio sudėję. Aš tipo jį čia kameram dar saugu. Aš galvoju, čia būtų įmanoma kažkur galbūt apvažiuoti kažkur. Apvažiavimas per Viešvilę. Stebi vaizdo kameram. Įdomu, jie iš tikrųjų tom vaizdo kameram stebi ar ne. Kaip čia dabar potingiau. Jie visai jau sudarė žiūro. Nagi, ką čia navigacijos rodo. Rodo.
reikės masopti. Šansų mažai kažką padaryti. Reikalų yra. Gal šito nereiks. Kažkur giliai miške. Nu jeigu būtų kokį 2-5 kilų, tai vajau pomp stumbuką. Tikrai yra uodų. Uodų tikrai yra. Reikia sudėti, bet aš turbūt purškalų nepasėmiau. Lyg ieškojau namie. Tai ieškot. Sudarysim čia kavos pertraukėlę. Tikrai tam miške šilta šiandien. Šilta tai tikrai. Pienu. Atsigėrėm kavytės. Galim važiuoti toliau, gaila, kad tos temta ta anksti. Niekaip nepavyksta vis anksčiau važiuoti. Bet čia keliukai tai žiauriai smagus. Davai, pagrindinis kelias. Nusprendžiau savo kelionės trumpyt, nes temsta žiauriai anksti. O naktį tam miške irgi nieko gero. Reikės grįžti, kada viską anksčiau, porą valandėlių. Čia tikrai smagiai važinėjasi.
toks dabar žalios spalvos. Na, ne. Patinkamai taip.